Sveiki, atėjau pasidomėti, ar turit kokių darbo pasiūlymų. Pirmiausia, ar esate užsiregistravęs mūsų sistemoje? Taip, registravaus prieš porą savaičių. Gerai, žiūriu. Aha, matau, bus Raimondas, taip? Taip, o kokia profesija jumis traukia? Mane domintų logistika arba vairuotojo darbas. Tai jau. Logistika, vairuotojas. Aha, gerai. Yra du darbai, tai pirmasis darbas Kaune būtų vairuotojo ekspeditoriaus, o Vilniuje yra sandėlio tvarkytojo. Ar nutinka kažkuris ar... Kaunas tiktų, bet sakykit, koks atlyginimas? Atlyginimas Kaune... 1100 eurų į rankas. Darbas atsakingas, vat rašo, reikia dirbti kruopščiai, darbas pamainomis. Tiks, prirašyk. Gerai, tada rašau jūsų CV, siunčiu kontaktus. Gerai, tada laukite skambučio iš darbdavio. Ačiū Jums visą. Ponia Žaneta, nepamirškit, netrukus turi susitikimą su direktorės pavaduotoja Ilma Agajan. Gerai, kad... Sveiki, pavaduotoja, taip, mes turime susirinkimą, tai ateikite pas manęs į Vaivos biržą į kabinetą mano. Gerai, visą lauksiu. Sveiki visi. Žinot, kol sėdėjau čia ir kol laukiau, kol jūs visi susirinksite salėje, vienos klasės ten paklausiau, ar gera būti gimnazistu. Kaip galvojat, ką atsakė? Nu ką atsakė? Kokie variantai? Nesakė. Kiti? O ką kiti galvoja? O kodėl ne? Kodėl ne? Iš tiesų atsakė, kad gera būti gimnazistu. Ir žinot, paklausiau, ar nemeluoju? F klasė, nemeluoju? Ne, nemeluoju. Tai, žinot, sakė, sunku, taip, tikrai labai sunku būti gimnazistu, bet gera todėl, kad tu jautiesi suaugęs. Ar tiesa? Visi sėdi išsigandę tokie kažko laukia. Ko jie laukia antrokai, ko jie laukia tokiom išsigandusiom akim? Tai va, tai būkit tada suaugę, būkit tikri gimnazistai ir nebijokit tų antrokų. Kitais metais jūs irgi būsite antrokai. Ar taip? Tai smagios jums šventės visiems. Ir mes šitoje mokykloje esame visi, tiek mokytojai, tiek jūs, gimnazistai. Geros šventės. Mažiuk, nesijaudink, kas tau yra, ką? Nieko man nėra. Tu ką, vėl privarkiautą padauginai? Nieko aš nepadauginau. Tu ką, biržos bijai? Nieko aš nebijau, kas tau yra? Taigi, nebijok, taigi viskas gerai. Kitas, eik. Sveiki, ko galėčiau jums padėti? Sveiki, mes norėtume atidaryti sporto klubą, bet mums reikia pinigų. Vaivos birža gali pasiūlyti jums tik tai bedarbio pašalpą. Kokia dar bedarbio pašalpa? Žinai, kas aš esu? Prašau manęs netuinti, panaiti, gerai? Tai kodėl aš nežinau, kas toks esi, ką? Tu ką nežinai? Taigi jisai vaivorykštės čempionas, kranto čempionas, minijos čempionas. Tai ko jūs iš tada manęs norite, ką? Ko norite? Mes norime atidaryti gym minusą. Gym minusą? Šaunuolis! Geriausiu atveju galėčiau jums pasiūlyti tik tai sporto trenerio vietą. Čia Vaivorykštės mokykloje trūksta kūno kultūros mokytojo. Klausykit, o jūs turite kokį sporto mokslo išsilavinimą, pažymėjimą kokį turite? Nu tai žinoma, kad turi mokinos tuos pačius geriausius. Nu pirmąją parodom, ką mokam. Parodom! Pirmąją!
Labadiena, čia labai rimtos sporto žinios. Šiandienos pagrindinė tema – vykstančios olimpinės žaidynės. Taip pritariu kaip ligonis vaistams ir tradiciškai ar kitais žodžiais normaliai viskas prasideda iškilmingu, tikrai nedirbtinio intelekto sukurto atidarymu. Šiemet šiek tiek kitaip. Mažiau žygiavimo, mažiau muštynių ir jokio dirbimo kolūkyje. Daugiau bum-bum, ne šaudimo, bet ritmo. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. So they have them apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Varžybų. Ką? Nu tai nieko, mes ir gimnastiką mokam. Tai gerai, tai padarykit taip. Easy. Ai, per daug lengva. Taip. Matau moka, tai dabar padarykit špagatą. Tai parodyk, kaip. Nu, grinai. Gerai. Aš irgi moku. Kokia tu karatistė, kad tu ne špagatą nemoki? Ramink bazarą. Taip, čia! Ir aš laimėjau. Palaikydami svarbiausias šio sezono krepšinio varžybas, kuriuose susitinka fėjos prieš fermerius, visų prašome atsistoti ir kartu apšilti. Tiesiam ranką, keliam koją, pasilenkiam, kupiam stojam. Šuoliukai, 1, 2, 3. O dabar tarsi malūnai sukame rankas ir kūną, o prakaitas ištiš. Gerai žaidėjai, vedat! Pradedam! Taigi bus, meškai tą kažį, nu! Varykit, nu! Kur gynyba? Bravo! Kas čia vyksta? Darai, nu! Bravo! Kas yra? Man! Gražios diena! Parinkoje, nu! Gerai, fermerių kamuolės! Žaidžiam! Gynyba! Nelaiksim, kažį paliko! Ką tu ten dar? Ką tu ten dar, ei! Ką jūs dar? Žaidžiam! Kas jums čia vyksta? Viskas! 2-2! Fermeriai laimi! Kokios emocijos jums kyla? Gal galėtumėte pakomentuoti, ką kalbėjote su teisėju? Kodėl čia taip gavus? Aš nebegaliu! Kodėl jūs toks pasipiktinęs? Ačiū už dėmesį. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Mes tokio neturim? Neturim, mes jokio CV. Tai ką man tada padaryti, kad neturit? Taigi, jam nereikia jokio CV. Tu parodyk kaip mokį. Atvažiuokite į mano kabinetą, reikia pagalbos.
Tai gerbėmiai, ką darom? Klausykit, žinau. Taigi, kai reikėjo laikytis teisės, pasakot per pirmosios pagalbos mokymus, jo buvo raidės, jos raidės. Kokios tos raidės buvo? A, B, C, jo, D buvo, D. Kokia ta D? Danger, jo, danger. Tada R buvo, jo, R. Tu žinojai. Response, taip. A, buvo jo, A. Tu žinojai, kokia A? Aš nieko nežinau. Airflow. Tiksliai. Dar C buvo jo. Circulation, taip ir B irgi buvo. B. Kažkas su kvėpavimu, B. Tu turi užsirašyti. Breathing. Ir dar vienas, dar vienas sunkiausias. Jo, tas ilgas žodis D. Defibrillation, taip. Tai davai, pabandom šitą, pabandom. Tai ką jūs čia bandysit? Taigi nepartrenkėjo mašiną, defibrillation, čia kažką greitai bandysit. Nesvai, tiksliai. Tai gal pulsą pamatuoji? Jo, pamatuoji. Palauk. Kam tą pulsą čia matuot? Tai ko tas pulsas? Nu tai ką tu siūlai? Nežinau. Tai veskit iš mano kabineto, kad nematyčiau. O jo, vedam pas skyriaus vadovą, pas pirmokus, pas Pirmą H! Ateit! Šokam pirmą H! Greičiau, kitas pacientas, mes jums čia nespa. Daktarė, man baisu. Atrodo, kad aš turiu kontrolinį rytoj. Karantinas, uždenkis sąsiuviniu. Kiek kartų per savaitę šitie simptomai kartojasi? Kiekvieną kartą, kai mokytoja paima raudoną rašiklį. Aha, viskas aišku. Matematinis šokas. Greit, suleiskime jam šokoladą. Stebuklas, dabar jaučiuos pasiruošęs viskam, netgi kūno kultūrai. Geriau jau ne. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Padėkit panos, man labai bloga situacija. Kas nutiko? Man širdis skauda. Aš žiūriu į telefoną kas 3 sekundės. Ar nebus jo įsimylėjus? Galbūt ir taip. Bet blogiausiai jis mane ant silo nuo vakar paliko. Patikrinam pulsą. Nu va, širdis plaka, bet man atrodo per daug fantazuoji. Viskas aišku, tu jį įsimylėjai. Tai ką man daryti? Priklauso, ar jūs bent buvot lauke? Na, ne. Bet jis su manimi mokyklai pasisveikina? Aišku, sunkus atvejis. Tai ką man daryti, jį blokuoti, kitą merdą susirast? Kai nežinai, ką daryti, reikia radžio klausyti. Gera, lyg angelas graži. Aš noriu, ji mano bus. Nors kartą širdį skauda ir pulsas neramus, ji meilės druską saujom man beria ant žaizdos. O mielas daktare padėk, man šitą trauką nugalėk. Aš pasimetęs toks esu, žemės nejaučiu. Krečia meilės elektra, bet to nebėra. O daktare padėk.
Bonjour madame, je m'appelle Emily. Aš ieškau darbovietės, kur galėčiau pradėti savo ekstravagantišką karjerą. Pone, kur jūs tą karjerą žadat pradėti, kad tokia spalvota? Darželį dirbsi? Ar kur? Vaikais gal kažkur? Wow! Man žinok, patinka tavo humoro jausmas, bet iš tikrųjų šitie akiniai. Bet šitie yra iš Bankogo, žinai, iš praeitų metų galerijos Bet, o raudona spalva, kaip matai, yra šių metų prabangos ir stiliaus rodiklis, bet kažkas neapsiskaitė. Gerai, pone, aš matau, kad Saulutės darželis ieško darbuotojas. Prirašau tada jumis. Ar gal naminuką gal paieškoti? Excuse-moi! Tu bent žinai, kas aš esu? Ko čia negalima suprasti? Tu žinai, kad žmonės moka už mano darbą. Man reikia studijų, man reikia darbovietės, man reikia modelių. Ko čia negalima suprasti? Pone, ateikit arčiau. Ateikit, aš turiu tokį klausimą jums. Žiūrėkit. O jūs buka, ar jūs šiaip prie meno esate, ką? Ne, čia tik klausimą. Jūs neįsižeiskit, ponė, neįsižeiskit. Atsakyk, aš tik klausiu. Aš buka, merci. Aš buka. Jūs girdėjot, aš buka. Žinai ką? Aš tau parodysiu, kas yra iš tikrųjų buka. Parodžiu. Parodžiu. Jūs tik pažiūrėkit, tu pažiūrėk. Ach, matai, kokie raštai, kokie dizainai, kokios spalvos. Tu galvoji, čia paprastas žmogus tokį darbą padarytų. Traukite. Kokia gėda. Jūs pažiūrėkit, tu pažiūrėk. Ach, tu matai lyg. Ach, tu matai talentą. Brangutė, čia nebus iš kokio ChatGPT ištraukta, ką? Kas iš vis yra tas ChatGPT? Aš nieko nesuprantu. Tu gal juokauji? Aš to robotas kažkoks iš ChatGPT. O jėzus. Gerai, ponė, nenukrypkime nuo temos. Tai jis ieško darbo pas manęs, ar neieško, vis tiek Vaivas. Duokite man minutėlį, prašau. Nu, lauk. Žinot ką? Pas jūs, su jumis, aš nieko neieškosiu. Jūs nenusipelėt mano darbo, jūs mano rankų nenusipelėt. Jūs nueikit į kokią galeriją, nueikit pas Teikumę. Eikit į Paryžių savo. Kruasaną pasiimkit dar pakeliui. Atsiprašau, panelė Rožė. Aš žinau, kiek aš tų menininkų turiu. Pilna pirmą A yra menininkų, tokie profesionalai. Pirmą A, parodykit, kas tikri menininkai. Aš pas jūs būsiu viena iš geriausių menininkų. Ne, mano kūriniai yra patys geriausi, jie buvo visame pasaulyje. Visame pasaulyje? Kaip apie tave tik garšuose te žino. Žinok, pasaulis didesnė Klaipėda, o tavęs man dar daugiau nereikia. Esu baleto šokėja. Norėčiau šokti jūsų mokykloje visą gyvenimą. Na, su tokia figūra jums dar toli iki šokėjos. O aš menininkė ir tiek. Tu paprasta, mažiau reikės savo mokėti. Mes fotografai, esame patys geriausi bet kur. Ar galim patekti į jūsų mokyklą? Man jūsų tikrai nereikia. Pažiūrėk jau čia kiek fotografų. Visi aišku, dėl manęs. Mano šokių grupė galėtų jūs nustebinti savo nuostabiais šokiais. Kur tau? Man juk nereikia šokėjų. Mes jums galime rodyti. Na gerai, parodykite, ką jūs mokate.
know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. Step on up to this crazy love. Step on up to this. Step on up to this. Step on up to this crazy love. Don't need shame anytime, any place. Let 'em know that you got it like that. Love 'em that good and you treat 'em like you should. Gotta keep 'em coming right back. That's right. Don't need shame anytime, any place. Let 'em know that you got it like that. Love 'em that good and you treat 'em like you should. Gonna keep 'em coming right back. What you need, babe, is another one. Can't just wait. I have what you've been waiting for. What you need, babe, is a word. What you need, babe, can't get. Rička, tu beprotiškai gražus orička, rička, tu ofigienai patrauklus orička, rička, mano kūnas trokšta to, ką moki duoti juk visom. Klausau. O, labas, Simona, labas. Taip, man tuoj pietų pertrauka, tai galim į minę. Į minę tada susitinkam tenais kavytės. Taip, gerai. Rytoj bus. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Užaugęs, ką tu čia pametei? Oi, mokytoja, netikėta. Nu žinot, pinigai ant medžių neauga, tai atėjau darbo ieškot. O ką jūs čia? Oi, vaikeli, pavargau, žinokis. Šiais metais atėjo tokie pasiutę pirmokai, kad net kantrybė trūko. Pasiutę? O kuom jau tokie pasiutę? Tu įsivaizduoji, uniformų nenešioja. Kur jūsų uniformos, nesuprantu? Emblemų prisisiūt nesugebat. Baisu. O apie atsiskaitimus iš viso patyliu. Galvojat, nežinau, kad į atsiskaitimus 2 telefonus atsinešat. 2 telefonus.
Negalvokit, kad aš tokia buka. Dar nesu nupušus. Na, žodžiu, tikri velniai jie. Nu jo, nėra ko norėt, šiuolaikinis jaunimas. Ką jau padarysi? Tomukai, tu tikrai teisus. Jūs buvote kitokie. Atsiskaitimams ruoždavotės, uniformas nešiodavote. O dabar mokiniai net nesimoko. Jiems svarbiausia gauti tik teigiamą, įsivaizduoji tik teigiamą. Tikrai sunku su jais. O klausyk, Tomukai, kokia profesija tave traukia? Oi, mane, nu aš jau nuo mažens fiziko domiuos. Visai įdomiai, tai pasibaigiau mokslus ir galvoju į fizikos mokytojus. Tomukai, mokytojai, tikrai mokytojai, Tomukai. Jo, tu šaunuolis, kaip džiugu girdėti. Širdelė džiaugiasi, neslėpsiu, bet žinok, darbas sunkus. Reikalauja daug kantrybės, bet žinau, kad tu turi tos kantrybės, Tomuk, žinau, tikiu tavimi. Na jo, kartais turiu, kartais ne. O Tomuk, kaip tavo broliai sekasi, ką jis studijuoja? Oi, broliui 25, gyvena pas mamą. Nu, bandė čia biški darbo ieškot, bet nesėkmingai. Tomukai, ne biški, o truputį. Na, pats dar ne viską moki. Kaip ir mano buvę pirmokai, nemoka ir nesimoko. Buvę, o tai ką jau, nebemokot? Oi, ne vaikeli, pavargau jau senatvę. Žinai, vietą reikia užleisti naujiems, jauniems mokytojams. Savo buvusius mokinius atidaviau tikriems profesionalams. Jie iš 1 E klasės. Kviečiu jaunuosius mokytojus į sceną. Sveiki visi. Ačiū, kad atėjote į 1 klasių mokymų situacijos aptarimą. Prašau klasių vadovų pasisakyti trumpai ir glaustai. Taupykime savo ir kitų laiką. Aš noriu pakalbėti apie 1 ilgos klasės elgesį. Jie per pamokas nuolat kalbasi, žaidžia su telefonais. Taip negali būti. Reikia kažką daryti ir tvarkyti tokį elgesį. 1 nosinė tokia pati situacija. Net nebežinau, ką daryti. Skambinu, kviečiu tėvus, niekas nepadeda. Bet be to tikrai šaunus mokiniai, žiūrinti pažymius, neigiamų išeina nedaug ir tikrai manau, kad juos įsitaisys. Mano 1Ž, stropus mokiniai. Kol kas nėra daug neigiamų pažymių ir pamokas lauko dauguma. Taip pat kruopščiai ruošiasi krikštynoms. Didžiuoju su savo 1 A nosinę. Jie yra tikri sportininkai ir pamokų nepraleidžia. Atsiprašau, mes repetuojam šokį krikštynų. Gal galime pasinaudoti salę? Na štai, mano 1 E mokiniai niekada nenustoja šokti. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. Na, 1 nei gerai mokosi, nei gerai šoka. Bent jie stengiasi. O aš atsimenu savo mokytojus. Visus atsimenu. Atsimenu, kad jie buvo patys geriausi.
Kožnas grybas turi savo grybautojų, aha. Kožnas grybas turi savo grybautojų, Čia vykas, ruduokė, bobausis, kazlionkas, lidukas, varnikas, lepeška, gudukas, raudonikis turi, aha. Inkašikų cikrauni lietai, per šnerves smelkės pušyno kvapai. Jei jau vienų radai, apsidairyk akylai, pagali būt, kad aplinkui cyko palkai. Mažutukus palik, testa auga nūnai, kad būt kitam grybautojų kūrauts. Batulas mėgsta pilnų kašiukų miškan prisikrauts. Kožnas grybas turi savo grybautojų, aha. Kožnas grybas turi savo grybautojų. Geltonikis, samanėkas, lietsargutis, kiškių grybas. Atsimenu savo mokytojus, pačią nuostabiausią, geriausią fizikos mokytoją Rasą Steikienę. Tikrai gera fizikė buvo, visą laiką mokė mumis su entuziazmu, su linksmumu, su šypsena veide. Taip pat prisimenu ir mano lietuvių kalbos mokytoją Inga Ulanienę. Buvo labai gera, visus išmokė mane rašinius rašyti, knygas skaityti. Tikrai gera mokytoja. Taip pat ir mano biologijos mokytoja Eimantė Kiaulakienė. Buvo faina mokytoja. Tikrai mėgstamiausia. Taip pat prisimenu ir savo matematikos mokytoją, taip pat jisai vedė ir mano kūno kultūros pamoką, mano mokytojas Vidas Vaitkus. Jis išmokė ne tik sportuoti, tai tinklinį žaisti, krepšinį, jisai mane išmokė ir dirbti komandoje, taip pat ir matematikos, nors šiek tiek jos ir neatsimenu, bet išmokė, geras mokytojas buvo. Taip pat mano mokytoja Jonauskienė. O Jonauskienė buvo rusų mokytoja. Oi, buvo mokytoja, bet taip gerai išauklėjo, visus mano klasiokus išauklėjo gerai. Visus pirmokus į vietą pastatydavo, kad klausytų. Ir priklauso Vaivorykštės gimnazijos pirmokams. Taip. Taip pat mano auklėtoja, mano meloji Jurga Venskauskienė. Ji buvo nuostabi mokytoja. Mes labai gerai sutardavom, gerdavom arbatytę per klasį valandėlę, nieko nedarydavom per jos pamokas. Dailės mokytojai būdavo, tai kalbėdavomės, spręsdavom reikalus, mano mokytoja, geriausi arbatėlį. Išgersim dar tikrai kažkada. Tiesiog susitikime. Taip pat Rita Batečko, mano informatikos mokytoja. Suprantat, aš nelabai supratau informatikos, nelabai suprantu tenais, ką reikia spausti, kaip ištrinti ar kaip kopijuoti, ar ten skrinčiot, neatsimenu aš. Bet išmokė manęs pagrindų, kad atskirti raides kompiuteryje. Ačiū mokytoja. Taip pat Kundrotienė, mano mokytoja, gera mokytoja buvo, jinai mano, labai faina mokytoja buvo mano, mes gamindavom kartu, nežinau, ar technologijos dar egzistuoja šiais laikais mokykloje, bet gamindavom, darydavom darbelius, rankdarbius visokius, tai būdavo fainai tikrai. Išmokau ir apyrankės sudarant, ką ten pasiūti, tenai susiūti. Ačiū mokytoja. Gera būti buvusiu mokytoju. Aš dar noriu dirbti, kai išleido mane kažkur, tai nenoriu grybauti, noriu dirbti. Eik, jau einam baravykų rinkti. Gera būti grinam ore. Gera vaikščiot, girių takeliu. Kur tik noriu, ten einu. Gera turėti daug laisvo laiko. O žalia spalva
kaip gerai veikia, nerealiai. Kaip gerai, nebereikia kontrolinių taisyti, nei ruošti. A tau gerai. O aš atsimenu, kaip būdavo, įdomu, susergi, neateini į mokyklą. Ir vienu metu nudžiugini mažiausiai 200 jaunų žmonių. Gal yra mūsų buvusių dar kolegų miške? Gali būt. Giedrė! Kožnas grybas turi savo grybautojų. Kožnas grybas turi savo grybautojų. Kuo dabar tokį dėsi? Geltonikis, samanikas, lieskas. Gaudykit! Na ką, mielos kolegės? Mes tai turim daug laisvo laiko. Mes galime grybauti. Nu, jums dar dirbti ir dirbti. Taigi, kadangi turi tiek daug grybukų, kuriuos turite apžiūrėti, apvaikščioti, mes jums paruošėm raminančios arbatėlės po vaikštynių. Ir svarbiausiai, laikykite kojas šiltai. Ir viskas bus gerai. O koks dydis? Universalus. Važiuosim slidinėti. Tai kol kas mes jūs paliekame čia miške, pabūkit, pakvėpuokit grynų orų, žalią spalvą, pažiūrėkit, grybukus parankiokit, o mes einam pagrybauti kur nors tolėliau. Gerai, kad pagrybauti. Kur jūsų nėra? Taip. Pabūkit. Ačiū. Kožnas grybas turi savo grybautojų. Kožnas grybas turi savo grybautojų. Nunešam gal kokį darbą pasiūlys. Sveiki mūsų brangus pirmokėliai. Labadiena gerbiamas kuratorės, darbuotoja Žaneta. Taigi aš esu Aistrė, o čia mano kolegė Auksė. Labai smagu šiandien tiek daug jūsų matyti. Norime pirmiausia pasveikinti jūs su jūsų švente, gimnazisto diena. Džiaugiamės galėdamas kartu su jumis ją paminėti. Taigi, kad šventė būtų dar smagesnė, patikrinsime, kaip gerai pažįstate savo kuratorės. Pakelkite rankas tos klasės, kurių kuratorė yra Ilona Malakauskienė. Super. O dabar pakelkite tos klasės, kurių kuratorė yra Giedrė Jakaitė. Puiku. Atrodo, kad žinote savo kuratorės. Bet ar tikrai taip gerai? Na, dabar ir sužinosime. Žaisime žaidimą, kuris susideda iš 2 etapų. Pirmasis etapas bus klausimų raundas. Kuratorius kiekvienai klasiai užduos po vieną klausimą su 3 atsakymo variantais. Jūs turėsite bendrai apsitarti ir nuspręsti, kuris atsakymas yra teisingas. Jeigu atsakysite teisingai, gausite saldainį, o jei ne, saldainis atiteks jūsų kuratoriai. Taigi, pradėkime. Pirmoji klausimą užduos kuratorė Ilona 1 A klasiai. Kaip galvojate, kiek aš turiu brolių ir sesių? Na, kuratorė. C yra neturiu. Ar jūs neturite? Čia klasė sakot ar atsakymą? Atsakymą. Galvoju, kad čia klasė kaip dabar atsakymą. Tai kuris atsakymas? Jie sako, kad jūs neturite ne vieno. Kas yra klasės seniūnas iš jūsų? B. B. Taigi, 2 sesės ir 3 brolius. Teisingai? Antraip.
Taigi jūs gaunate saldainį. Imkite saldainį. Toliau klausimą pateiks Giedrė pirmai F klasiai. Kiek tatų aš turiu? Kiek tatuiruočių aš turiu? 1. Neteisingai. Kuratorė gauna saldainį. Toliau pirmos B klausimas. Kur pirma B? O, tai kadangi esu ir krikštita, ir ten padirmavota, tai noriu sužinoti, gal jūs įspėtumėt, koks yra mano būtent sutvirtinimo sakramento, kai priėmiau, kokį vardą pasirinkau, kaip galvojat? Kas iš jūsų klasės seniūnas? C. Marija. Ar teisingai? Ne. Saldainis vėl kuratoriai. Ieva, vaikai, Ieva, neganik po pievą. Kitas klausimas pirmai G klasiai. Toks pat klausimas, koks mano dirmavonių vardas? Barbora. Turėsim daug saldainio, ne? Šiaip mes abi Ievos esam, tai dėl to ir davėm šitą klausimą, tai va. Kai priėmė į darbą, būtinai turėjo būti abi kuratorės Ievos. Tokia sąlyga buvo. Nu, pirmokai turit labiau pasistengti. Dabar klausimas pirmai C klasiai. Koks yra mano batų dydis? Aš jums pasufleruoju, žiūrėkit. Renkuos C. Pirmas saldainis keliauja C klasiai. Šaunuoliai. O dabar pirmos H klasės eilė. Pati neatsimenu atsakymą. Koks yra mano slaptas talentas? Nu, H klasė. Moka groti gitarą. Kelis akordus moku, bet čia ne talentas mano. Aš rašau poeziją. Nuo 15 metų. Klausimas pirmai D klasiai. Kaip galvojat, koks buvo mano pats beprotiškiausias, įvykis dalykas? Bandykit spėti. Beprotiškiausias. Kokį sakote, nelabai girdžiu. Mes manom, kad A. Taip, tai tikrai šokau iš lėktuvo ir davė dar net parašiutą. Tai antras reisas saldainių keliauja D klasiai. D. Šaunuoliai. Toliau pirma U klasė.
Čia tai geras. Koks buvo mano pirmosios meilės vardas? Bet čia ne vienas. Čia mano. Čia mano. Atspėkit mano. Taip, čia tegu. B variantas Edvinas. Čia yra, žinokit, ne mano vaikai. Ne mano surašė bernus. Pasirodo. Bet šiaip atspėjot, mano buvo Edvinas. Pasirodo, kokia U klasė žino apie kitą kuratorę. Sakė, gal norite pas Giedrę į kuratorės. Ir galiausiai, paskutinė, bet tikrai neprašiausia, pirma E klasė. Vėl jūsų. Kadangi iš tikrųjų taip yra, kad, čia tikriausiai toks iššūkis, žinokit, yra. Kadangi U klasė atspėjo G klasė, tai yra kitos kuratorės, tai aš dabar užduodu G klasiai. Atsiprašau, E klasiai. E klasiai atspėkite, ką mėgstu veikti laisvalaikiu. Eit į žygius. Ir keliauja saldainiai E klasiai. Taip. Šaunuoliai. Na ką, klausimai baigėsi. Jūs buvote nuostabus pirmokai ir ačiū kuratoriams už klausimus. O dabar metas antram etapui. Taigi, dabar sužaisite dar vieną žaidimą. Dabar pažiūrėsime, kokie atidus jūs iš tikrųjų esate. Ant ekrano matysite jūsų kuratorių veido dalis. Ir gausite atspėti, kuri kuratorė rodoma. Mano draugė Neringa jums išdalins korteles su klasės raide. Tad, žinant atsakymą, kuo greičiau pakelkite ją. Pirmasis pakėlęs turi pirmąjį spėjimą. Ta klasė, kuris surinks daugiausia taškų, laimės. Tik nepamirškite. Čia gali būti įmaišyti ir kitų jums gerai žinomų asmenų. Tad bandykite atspėti. Galbūt jums pavyks. Gerai. Tai kas čia? Pirma pakėlė, pirma U. Na, koks atsakymas? Tai mes manome, kad čia Ilona Malakauskienė. Ne, neteisingai. Čia yra kuratorė Ilona. Kitas. Tai teisingai, gerai, taškas jums. Kas yra čia? Nemačiu. Man rodos, kad pirmą C pakėlė. Pirma C. Gerai. Koks atsakymas? Giedrė? Taip, šaunuoliai. Čia Super. yra kuratorė Giedrė. Gaunate tašką. Gerai, kitas. Kas yra čia? Pirma F. Koks atsakymas? Ilona? Taip, šaunuoliai. Čia kuratorė Super. Ilona. Kitas. Kas yra čia? Koks atsakymas? Ilona. Neteisingai. Čia yra Dalia Grybauskaitė. Kitas. Kas yra čia? Pirma C. Kaip manot? Giedrė. Taip, teisingai. Taškas jums. Kitas. Kas yra šitoj nuotraukai? Vėl pirma C. Valančiūnas. Teisingai. Čia yra Jonas Valančiūnas.
Kitas. Kas yra šitoj nuotraukai? Koks atsakymas? Giedrė? Teisingai? Teisingai, čia yra kuratorė Giedrė. Kita. Liktais pirmą U pakėlė. Pirma U? Kaip manot? Billie Eilish. Taip, teisingai, šaunuoliai. Gerai, ir paskutinė nuotrauka. Pirma G? Gerai. Pirma G pirmoji pakelė. Taigi, koks atsakymas? Ilona. Taip, teisingai, čia kuratorė Ilona. Ir atsiprašau, čia ne paskutinis, dar yra, dar 2. Tai kitą prašau. Kas yra šitoj nuotraukai? Pirma C. Rasa Rusteikienė? Taip, teisingai, wow. Galima kitą. Kas šitoj nuotraukai? D. F? Ar... Aistra F. Gerai, duodam pirmąjį F. Eimantą Kiaulakienę. Šaunuoliai. Gerai, tai labai gerai padirbėjote. Labai daug taškų surinkote. Kas manai laimėjo? Gal pirma C? Nežinau. Aš irgi kažkaip manau, kad C. Tai plojimai C klasiai. Tai ačiū jums visiems. Buvo labai smagu kartu su jumis praleisti šią šventę. Nepamirškite, nuo šios dienos jūs tapsite tikrais gimnazistais. Paplokime savo nuostabioms kuratoriams Ilonai ir Giedrei. Ir žinoma, didžiausi plojimai jum pirmokai. Iki susimatymo. Negaliu, mama. Mama, paskui važiuokite čia. Klausau. Negirdžiu jūsų. Gerai, galima perrašyti, Gerai, sukava. Atsiprašau. Pone, ko jūs užlindinėjate? Aš čia užtruoju laiko tom nesąmonėm. Man arba užsidarėjus. Aš irgi savo gyvenimą norėjau. Pone, mano vizitą. Palaukit, rašo man, ko nesupratot, ką? Ending unplanned, staring at
bag. So turn around and I'll pick up the slack. Take up the bridge. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you whip me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Take it to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Kas mano kabinetui nutiko? Mano pompos. Kabinete, prašau, tylos! Pirma, padėkit, kad gaisras vėl nesukiltų. Ateikit čia. Žinot ką, jau 3 dienas ne vieno skambučio. Gal žmonės tiesiog nustoja deginti blynus? Arba gal mūsų numerį ištynė iš Google Maps. Rimtai, net katės nuo medžių nebekrenta. Gal reikėtų patiems ką nors padėti, kad turėtume darbo. Oskarai, tu ką nori per naujienas patek? Bent jau Facebook'e dėmesio gautumėm ugniagesiai gelbsti nuo nuobodžių. Vaikai, greitai, dega, dega, kažkas dega. Kas dega? Močiute, kur? Ten, karšto, labai karšto. Ar namai, ar butas? Ne, karšti ugniagesiai. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. I saw, I came, I conquered, or should I say I saw, I conquered, I came. This little chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now, big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. Nu jo, šitas geras buvo. Bent kažkas įdomesnė šiandien nutiko. Ko jums vėl reik, močia? Dega, dabar jau rimtai, labai skubu, paskui mane bėgite. Tai kas čia tokia, jei net nedega šitas medis? Tai kad dega, ar jūs nematot šitų karštų ugniagesių? Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien eterėje su jumis aš Monika ir mano kolega Tadas. Labadiena visiems. Šiandien prieš maždaug 30 minučių įvyko netikėtas gaisras Gargždų Vaivos biržoje, kurį atvyko užgesinti Gargždų ugniagesiai. Laimė, ugniagesiai puikiai susidorojo su ugnimi ir niekas neliko sužeistas. Plačiau einame pakalbinti čia dirbančią darbuotoją.
Sveiki, ką tik šiame kabinete įvyko gaisras, gal galite plačiau papasakoti, kaip viskas įvyko? Žinoma, galiu. Tai viskas įvyko netikėtai, nesitikėjau tokio įvykio. Tai dirbau, labai daug dirbau ir numečiau puodelį ant kompiuterio ir tiesiog žiežiu. Ar bandėte užgesinti gaisrą pati? Nebandžiau, ar jūs juokaujate, aš vos supratau, kad reikia ugnegesiam paskambinti, aš niekada dar tokio nepatyrusiu dalykų. Taip, o kaip jūs jau jaučiatės praėjus šiam įvykiui? Pavargusi, jaučiuosi kaip auka. Taip, o jūsų kabinetas ar daug daiktų apdegė? Nedaug, bet sudegė mano svarbiausias dalykas, yra mano kompiuteris, kuris tenais buvo visas mano gyvenimas, visas mano turtas, viskas ten buvo visas mano, kaip sakiau, gyvenimas. Taip, labai apgailestaujame dėl jūsų praradimo. O dabar eterį perduodame Pirmai U. Duokit man tą pultelį ir žiūrim žiną. Sveiki visi! Sveikinu su jumis iš Seimo rūmų ir šiandieną kalbinsime Ireną Degutienę anglų kalba. So, what other languages do you speak? It's very good. Yes, and do you speak other languages despite Lithuanian or English? English. English. What was your biggest dream when you were a child? I don't know. Did you want to be a politician? No. Na, ačiū Irenai už tokį trumpą interviu. Na, o dabar trumputė reklama. Taigi, sveiki visi, Sigel su jumis trumpai reklamai. Šiandien norėčiau pareklamuoti savo visiškai naują nelimpantį lūpų blizgį, kuris putlina, drėkina lūpas. Valytė. Kas buvo nevalytė? Aš labai noriu valgyti. Palauk truputuką, gerai? Gerai, dar norėčiau pareklamuoti savo visiškai naują blakščių serumą, kuris prailgina, pratankina blakstienas tik po savaitės naudojimo. Jeigu norite įsigyti šios produktus. Kas buvo, Nikolytė? Man jau 3 dienas nedavė valgyti. Kaip aš tu sakvėrs prie kameros, Nikolytė? Gerai, taigi jeigu norite įsigyti šios produktus, tai galite paeiti mano svetainį ir su kodu Nikolė gaus 20% nuolaidą. Ačiū, gerą naudojimą. Sveiki visi! Šiandien sveikinuosi iš neeilinės reportažo vietos. Netrukus prasidės pirmokų krikštynų madų šou. Pažiūrėsime, kaip pirmokai pasiruošia šventai. Turėsime galimybę pakalbinti netgi pačią komisiją. Pasitikime ją. Pažiūrėkime, kągi paruošė jaunieji modeliai. Na, tai kaipgi pradžia? Tragiška pradžia. Koks jūsų vertinimas? Keliaujam toliau. Na, komisija, koks jūsų vertinimas? Gerai, važiuojam toliau. Na, čia tikrai buvo įspūdinga. Ką manote?
Na šitie tai tikrai verti dėmesio. Jūsų įvertinimas? Gerai, paskutiniai modeliai. Na, komisija, jūsų įvertinimas? Manau, televizijos žiūrovams tikrai būtų įdomu, kągi manote apie visą šitą šou. Na, rūbai kaip išein. Nešeino šai. Ačiū komisijai ir modeliams, na, o dabar orų prognozė. Sveiki, dabar trumpai apie orus. Lauke siautėja didžiulis vėjas, vos ant kojų eina nustovėti, lyja. Tad nepamirškite skėčio. Na, visiems pirmokams linkime gražios likusios krikštynų šventės. Mes pavėlavom! Gerai, masam. Statybininkėm pietų pertrauka. Ne, Anastasija, negėt, ne, masa. Nu ką dabar daryti? Vaivos birža. Aha, nu gal rasiu statybininkų. Darbuotojų Žaneta. Kuri gali būti čia? Kur ta darbuotoja? Gal spintoj? Ko nori? Aš jūs ne taip supratot. Jeigu čia vėl bus tada sąmonės, aš nenoriu tavęs girdėti, eik laukan. Jūs ne taip supratot, aš ieškau darbuotojus Žanetus. Aš ir esu darbuotoja Žaneta, ko nesupras ką? Suprantat, mano statybininkė pietų pertrauka ir man reikia papildymų. Nežinau, aš nieko, eik laukan. Neturėsit? Ne. Ką dabar daryt? Palauk, ateik čia. Statybininkų ieškai. Nu, juo. O nebus ten pirma, bam, ar kokia ten, mačiau kažkur. Gali būt. Tenais.
Tenais savo statybininkai, tenais net nesurandi statybininkų. Pirma B! Pirma B, greitai į darbą! Greitai strojkės! Sakau, staigi! Pažiūrėsim, kaip jūs čia darbuojatės. Pasižiūrėk, kas čia vyksta. Aktų salė nebaigta, o krikštynos jau už valandos. Staigiai, kai statybininkų brigada, staigiai pasakiau. Nelieka manęs prigirdžiutas, bus padaryta. Nu žiūrėk, tu man. Ir reik pasipūtus kažkokią čia. Alio? Kur brigada mūsų? Direktorą ką paruošė? Jau salė griūna. Statybininkai, greitai čia. Tuoj būsim. Statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Who run the world? Girls. 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 Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run the world? Girls. 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 Some of them men think they freak this like we do, but no they don't. Make your check come at their neck. Disrespect us, no they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, this beat is crazy. This is how they made me. Houston, Texas, baby. This goes out to all my girls up in the club, rockin' the ladies. Penkias klasės paskui kiekvieno uošą. Jėzus Marija, gerai, kad kolegos. Nu, šaunuoliai, esat priimti. Galite eiti ilsėtis, rytoj, kad visus darbį matyčiau. Ir kad šiukšlių nematyčiau kabinete susirenkat. Žiūrėk, kokios gražios grindys. Kaip čia lygiai viskas padaryti. Žanytė! Žanytė! Ar tu viskas gerai nusideginai? Mama, tėti, ką jūs čia veikėt, aš dirbu. Nu mes trumpam atvažiavom, reikals turi. Palauk! Kabinete, kad būtų tylos, supratau. Visi tenais irgi tyliai būna. Taip, klausau, mama, kas buvo, kodėl jūs atėjote į mano kabinetą, ką? Tai palauk, tai ką, aplankyti negalima? Savo vaikų rūpintis negalima? Vos nesupleškėjai kaip malka, bet tėvų vis tiek nepasilgai. Pasilgu aš. Nu mes čia trumpam reikal sutvarkyti. Kokį tą reikalą? Nu mūsų birut kaim prisidirba. Ką reiškia prisidirbo? Kas ta birutė? Nu žinai, tą mūsų ožkelę. Nu, įlipo pas seniūną į daržą, nu ir suvalgė visus kopūstus.
Nu tai tą pagalvojom parašyti kokį popierį, kad čia neišpirktos valsmės nepadar, čia tik loška. Mama, aš nerašau tokių popierį, aš neteismas. Nu vis tiek popieris rašai. Ne popierį, čia ne tokie dalykai, čia vaivos kažkaip žmonės darbą ieško, ne teismas kažkoks. Mama, aš negaliu parašyti. Bet tai vistiek popieris, tu čia jų tūkstančius rašai. Tada kaimynė. Parašysi kitokį. Nu, Birutė? Jūs rimtai atsivedėt ožką į mano kabinetą. Nu, ko daryti? Jūs juokaujat Kur ožką. jie dėt? Automobilio langų nepaliks atidaru. Dar išlip. Ožka, čia ne kaimas. Jūs savo kaimę pils. Nu, gerai. Nu, nesinervuok. Mes tau dar žagarėlių atvežėm. Žiūrėk. Žinau, kaip jos mėgsti. Matai, kaip skane. Atsimeni dar, kai tu apmaišyt buvai papabėtskim tą visą žagarėlį salapnoj būtų tą pačią ožką. Neatsimenu. Aišku, Taigi, mašalėlė, nepasilgai Birutės? Nepasilgo, aš nežinau, kad čia per ožką. Ei, Google! Mano stalo! Negi neatsimeni? Neatsimenu. Ta, ant tos pačios mažyt būdama, jodinėja tos pačios ožkelės. Galvodama, kad ten arklys. Ne, tai ten ir buvo arklys, nebuvo ten ožka, arklys buvo. Aš tau sakau. Nebuvo ožka. Dar tą patį ožkelę dar ir motina ir bus pasidalinus Facebook'e. Nebuvo taip. Saka, neatsimeni, buvo kas čia toks. Nu, mama, ožkai. Šitą paims nuimkim. Ne, čia mano yra. Nai, kaip man tinka. Žiūrėk, kur panašus. Žiūrėk. Mėg, šit su šitu mėg. Eik, tu sukurčiai, mane oi, aiškai mėg. O čia patarka tavo su šitu ne? Gerai, čia pažiūrėk. O tą kapę popieriaus. Mama, aš parašė, o tu gali tavo parašyti? Kažką nedaug. Palikit žagarėlius ir eikit. Palauk, aš pasimtrė, kol čia varai mums lauk. Mama, tėti, aš... Nu, nekiek, smaiks visą laiką auginam ir tu dašką sugebės palikti iš kabinetą. Mama, per kalėdas atvažiuosiu. Koks kalėdas, na bultos kalėdos, aš dar tavo pasilgrau. Ate. Mama, tėti, jūs ožką palikot. Ko sakė? Ožką palikot. Birutė, ožka, Birutė. Mama, perduokit linkėjimus pirmai C klasiai. Ko? Pirmai C klasiai. Ko tokiau? Nu, perduokit linkėjimus pirmai C. Girdi, Bira, tu eik per kairę, aš per dešinę. Ką tu ten darysi pro tą kairę? Taip, tai ką, vauksiu karvę? Vieną, mesgi turim 4 paimti. Nu, su viena mažiau bėdos. Nu, 4 gražiau atrodo, kai bėgam. O, Girdėjai, čia pavojaus signalas. gal jūs vieną kitai bando atsisveikinti? Čiuk 2 ir nežinomės. Oi, biškai karvės pragėriau. Kur karvės? Gal man pasakyti? Aš mačiau, kaip tavo karvės nubėgo į kalnų pusę. Nu ne, aš mačiau, kaip jos pievai voliojas. Baikit jokas, esi išvežė į kitą kaimą. Nekabėk tuo nagiu, aš per savo langą mačiau, kaip tos karvės į kitą mišką išbėgo. Jūs man kabina makaronus man ant ausų. Kaubojai! Išsiaiškinkite reikalą dabar. Man sakė, kad į kalnų pusę. Aš tai čia mačiau. Kaip jos čia galėjo būti? Aš savo kie mačiau, kad miške. Kaip jos? Pažiūrėk, bėga.
avangardas. Vos tik žiogo pažiūrėtų. Been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Ne, duok man. Neduosiu. Duok. Nu, ko tu nesupratai, duok. Vis tiek manęs geriau atrodo, nei ta beskika. O dabar visi žinot ką. Pasifotkinam! Ateikit paaiškintas. Tokį selfiuką. Pasitvarkyk plaukus. Neaiškinkį ką. Ateik šito. Kaip tu gerai atrodai? Kitas. O tokį, kaip man kojytę, taip gal pakelti. Taip. Aš sakiau, kitas, kas čia negirdėjot, ką? Ko jūs šaukite ant mūsų, mes tai gal nekurčios. Panelės, jūs žinot, kur čia atėjo. Čia Vaivos birža, užsičiau! Čia Vaivos birža, čia žmonės ieško darbo. Ne, oi, Instagramą nusivol, čia Vaivos žmonės darbo ieško, pinigų reikia jiems. Ar jinai ką tik pasakė darbas? Darbas? Ne, nu tu gal nejokau gerai. Ką mums tas darbas? Internete pašokam ir pinigai patys. Tai eikit iš mano kabineto, kad nematyčiau. Oh my god, sena boba kažkokia. Ar jinai ką tik pradėjo žvengti? Ko jūs čia žviegėte? Jūs gyvenime tiek nepasieksite, kiek mes. Mes turim 15 000 followerių. Tu man savo ten tu nešiek. Ar tu žinai, kas mano tėvas? Jos tėvas Maibachas. Pasižiūrėkit. Nežvenkit, pažiūrėkit, čia Maibakas. Gerai, gerai. O kas motina? Vita ar Giedrė? Kaip jinai galėjo taip pasakyti? Alio! Ramink pasarą, gerai? Ramink pasarą. Ko tu tiek raunės? Negerai, kiek? Kaip tu taip drįsti? Žinot ką? A tu žinai dabar ką? Ateikit čia, panas, padarysit laivą. Ateikit čia greitai. A gerai atrodo? Viskas gerai. A gerai, man blašas išblendinta. Labai gerai. Taip, turi lūtežiuką kokį. Palauk. O my god, Kika, neiš... Ką tu darai? Gerai. O plaukai gerai? Viskas gerai? Šiauri gerai atrodai? Ok, Kika, dėk atgal. Gerai, pradėm. Pasakyk, vienos liūdno. Šuniukas mirė. O my god, Kika. O dieve. Tu žiauri. Gerai. Daugiau verk, nu. Oh my god, nesakyk šitai per laivą. Oh my god. Gerai, pradedam iš naujo per tave. Sveiki visi. Neplanavau šiandien daryti laivą. Bet sutikom tiek daug heiterių. Jūs neįsivaizduoja. Viskas 1, 2, 3. Ačiū už ražytą. Oh my god, Kika. Nesakyk šitai per laivą. Kas tu negerai? Šiandien su Gabi ir su Kika sutikom labai daug heiterių. Ir mes jums norėjom parodyti, koks iš tikrųjų yra tas mūsų influencer gyvenimas. Taip. Rokenza, ačiū už ražytą. Ką aš tau sakiau?
Oh my god, Kika, negerai tau galva kažkas. Kika, pasitrauk. Ten sėdi mano didžiausia heiterė. Taip, heiterė. Atiduok telefoną balką. Tu aš tau, kai atiduosiu. Kiriušau tau tą pirmąjį D klasę. Pirmą D lygį. Sveiki, ponios ir ponai. Aš Karolina Meskino. Dėkoju, kad atvykote į šį nuostabų renginį geriausi influencerio apdovanojimai. Taigi, pasitikime šio vakaro dalyvius. Pirmoji šio vakaro pora bus Maibachas ir Giedrė. Sveiki, ar manote, kad laimėsite? Nu, žinai, seniukas, darbas toks. Vieną dieną tu laimi, kitą laimi dar labiau. Mes tiem su nuotaika, liuku, su viskom. O jūs, Giedrė? Nu ką, žinau, gal ir jo, gal ir ne. Aišku, tikrai norėčiau laimėti, bet jei nelaimėsiu, tai whatever I guess. Gerai, ačiū Jums labai. Antroji šio vakaro pora bus Sabrė ir Gerda Bieliauskaitė. Sveiki, ką manote apie šį renginį? Žinai, renginys rimtas, visi pasitempė, visi pasirengę. Galvoju, čia bus kaip į gimtadienį ateiti, pavalgai, pasifotkinį ir išeini. O jūs, Gerda? Nu, tipo, kinda bijau, bet, nu, matos, visi pasiruošę, pasipuošę, jaučiat kaip į kokį naujaką gal atėjus. Ačiū Jums labai. Na dabar mūsų didysis bėgikas Samoška. Sveikas, kaip sekasi bėgti maratoną? Oho, nu tai sakyčiau, visai neblogai nebuvo, taip, kad bėgu kaip ės ir stengiausi laimėti. Bėgu dėl savęs ir kad įrodyčiau, kad tai galiu padaryti. Ačiū tau. Na ir dabar OG. Argi čia ne mano šanasis berniukas? Kas jį tokia? Ne, pupa, čia ne taip, kaip atrodo. Remi, nu, spornam, kad nemokėdama dainuoti vis tiek surinksiu lemą jūsų. Tai tiksliai. Niente di personale. Tu nesakyk, kad tu žinai, ko tu nori. Mane pažįsti tik iš Instagramo story. Ir nesvarbu, kad tau atrodo nepadori. Nes tavo mama ne mane įdomi, sorry. Taigi, grįžtame prie renginio. Nu, dabar turime Jackišą. Ar gali pasakyti pomidoras? A girdi, tu įsavo pažia, senas pomidorė, sie. Mes su bachūrais kaip iššoksim, bus vaizdų. Apsauga! Gerai, na ir paskutinė šią vakar dalyvė Samaustėja! Sveika, kokią kontento kūrėją norėtum būti labiausiai? O, žinok, norėčiau būti tokia kūrėja, kuri kartu derina šokį ir dainavimą, bei savo poeziją. Geras. Ką valgai per dieną? Tai pusryčiam valgiau sausainių ir šokolado, pietums sausainių ir šokolado. Gerai, ačiū tau labai. Taigi, šis pasirodymas eina į pabaigą. Tad prašau savo mėgstamiausią influencerį palakyti gausiais plojimais. Taigi, paplokite, kas už Maibachą ir Giedrę. Paplokite, kas už Sabrę ir Gerdą Bieliauskaitę. Paplokite, kas už Jackišą. Paplokite, kas už Samošką. Paplokite, kas už Samaustėją. Paplokite, kas už OG ir jo naują paną. Taigi, šio vakaro nugalėtojas yra Maibachas ir Giedrė! Ką
Ką turite pasakyti savo fanams? Fanai fanins, hateriai hatins. Ačiū. I'm feeling sexy. I wanna hear you say my name, boy. If you can reach me, you can feel my burning flame. Feeling kind of feeling yesterday, but I just wanna take you home with me, baby. The minute I feel your energy, the vibe is just taking over me. I start feeling so crazy, babe. Lately, I feel like fun coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm's got me feeling so crazy, babe. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. I see you look me up and down, and I think the party. Quick on the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. If I ain't wrong, we probably die on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. Viskas. Aš pavargau. Važiuoju atostogų. Kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Tas gausas su žuvimis išbaigia. Viskas, mums dabar reikia geros vietos žvejybai. Jo. Čia ateik. Čia per sausa, ne, čia mums netinka. Čia ateik suki greičiau. Ko čia tiek vaipais dabar? Čia kažkaip per šlapę, ne, čia netinka. Va čia gerai, čia gerai. Palauk. Kas? Žodis silkė. Jo, čia tie pirmokai. Jo. Viskas, čia tiek, čia kips dabar. Viskas. Greičiau, nes aš žinot, neturiu visos dienos, man yra 4 valandą manikiūras ir aš turiu suspėti grįžti namo. Bet kaip aš valgyt noriu? Aš tikiuosi, tu man sugausi kokią karališką lašišą. Karališką silkę geriausiu atveju, Mes taip skaniai pavalgysim. Ir... Kimba! Bet tu šią kažką pagavai čia? Karališką lašišą. Nu ne, čia popierius kažkoks. Čia kažkas parašyta. Čia tiem pirmokams. Dabar visi atsiklaupėt. Atsiklaupėt visi.
Dabar visi dedat dešinę ranką prie širdies. Ir kartuojate paskui mus. Priimdamas krikštą prisiekiu mokyklą saugoti kaip savo namus. Kairę ir dešinę pusės atskirti lipdamas laiptais. Motociklo vieno nestatyti didelėje aikštelėje. Nelaužyti tualetų, nes naujų niekas nepirks. Mylėti mokytojus ir klasės vadovus kaip savo tėvus. Nevėluoti ir budėtojai visada nusišypsoti. Valgykloje krikštatėvius eilėje užleisti. Garsiau kartuojau. Mokykloje nerūkysiu ir keiksmažodžius tik lietuviškų sakysiu. Vietą aikštelėje mokytojams paliksiu ir kibirą toliau pasistatysiu. Kartuojau garsiau. Vietą aikštelėje mokytojams paliksiu ir kibirą toliau pasistatysiu. Supratom. Krikštatėvius aš gerbsiu ir šimtadienį patį geriausią surengsiu. Tai nesuprantu. Kas tu per žvejys, jeigu net žuvies nepagauni? Nusori mešką, bu. Pala, tu užuodė ešerį. Jo, čia tie pirmokai. Bėgam, kalbam, bėgam. Žaneta? Ne. Rita! If you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only 5